Labas! Šį kartą paskaičiuosim, kiek pinigų ištaškyta per juodąjį penktadienį. Kodėl Muskas negali gauti keliasdešimties milijardų dolerių? Kokią žalą daro Trumpo pareiškimai dėl būsimų padidintų muitų tarifų? Pakalbėsime apie žemės ūkio įmonių vargus ir skausmus ir taip pat kokių teisių Belgijoje gaus sekso darbuotojai. Jau spėjot pamiršti, kad juodasis penktadienis praūžė, ne? Bet kas tikrai nepamiršo, tai verslininkai, kuriems šis masinis apsipirkimas buvo tikrai dosnus. Visas pasaulis per parą išleido beveik 74,5 milijardo dolerių. Tai rekordiniai skaičiai. Vien amerikiečiai, naudodamiesi telefonais, kompiuteriais ar kitais renginiais, išleido beveik 11 milijardų dolerių. Per metus pardavimai išaugo 10%, o 2017 metais apsipirkta buvo už dvigubai mažesnę sumą. Apsipirkimo piko metas buvo tarp 10 ryto ir 14 valandos ir per šį laiką internetu Amerikoje buvo išleidžiama po daugiau nei 11 milijonų dolerių kas minutę. Lietuviai prie šių rekordinių pirkimų irgi prisidėjo. Swedbank paskaičiavo, kad jo klientai internetu apsipirkdami juodojo penktadienio dieną išleido kiek daugiau nei 12,5 milijono eurų. O jeigu skaičiuotume visą apsipirkimo savaitę nuo lapkričio 25 iki gruodžio 1 dienos, skaičiai dar įspūdingesni – 71 milijonas eurų ir 16% augimas palyginti su pernai. O jūs pasinaudojot juodojo penktadienio nuolaidom? Ką nusipirkot? Kiek išleidot? Ar tikrai pavyko staupyti? Parašykit komentaruose. Bet šiaip jau statistika rodo, kad daugiau nei pusė žmonių per juodąjį penktadienį įsigytų daiktų taip niekada ir nepanaudoja. O tik 1 iš 5 žmonių Lietuvoje nesigaili dėl to, kokių daiktų prisiperka per išpardavimus. Tai štai jums klausimėlis. Ar verta ištaškyti pinigus ir po to gilėtis? O gal geriau pastaupyti ir vėliau nusipirkti, kad ir brangesnį, bet jums išties reikalingą pirkinį? Elonui Muskui nepavyksta gauti pinigų iš Teslos, kurie garantuotų jam didžiausią išmoką rinkų istorijoje. Delavero valstijos teisėja atmetė Teslos akcininkų bandymą turtingiausiam pasaulio žmogui išmokėti 56 milijardų dolerių premiją. Nors didžioji dalis įmonės akcininkų tam pritarė, teisėjo sprendimu išmoka per dosni ir nepagrįsta jokiais kriterijais. Todėl negali būti laikoma teisinga. Turtuolį, aišku, supykdė toks sprendimas, nes tai jau antras kartas, kai tokio dydžio išmoka yra blokuojama teismo. Muskas savo socialinėme tinkle X pareiškė, kad kompaniją valdo teisininkai ir ieškovai. Teslos akcijos šiemet kilo žaibiškai, ypač po Trumpo pergalės prezidento rinkimuose. O Musko turimų akcijų vertė išaugo nuo 56 milijardų iki daugiau nei 100 milijardų. Turtingiausio pasaulio žmogaus pajamos iš Teslos yra susietos su akcijų verte ir turi pasiekti nustatytą kainą, kad Muskas galėtų gauti išmoką. Nors yra kompanijos vadovas, tačiau periodiškai mokamo atlyginimo jis negauna. Musko draugužis, išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas, irgi karaliauja antraštėse, tik dėl kiek kitų priežasčių. Jau anksčiau Trumpas grasino įvesiantis didžiulius muitų tarifus Kinijai, kas greičiausiai nulemtų ryškų prekybos karo su šia šalimi paaštrėjimą. O neseniai išrinktasis JAV vadovas pareiškė, kad BRICS šalis, tarp kurių yra Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Jungtiniai Arabų Emiratai, susidurs su 100% importo muitais, jei jos kurs alternatyvą JAV dolerių tarptautiniuose atsiskaitimuose ir taip mažins jo vertę. Pasak Trumpo, jei BRICS šalis bandys mažinti priklausomybę nuo dolerio, joms teks atsisveikinti su pardavimais JAV ekonomikoje. Kol kas neaišku, ar šios šalis iš tiesų norėtų kurti bendrą valiutą, tačiau BRICS aukščiausio lygio susitikime iš tiesų buvo aptartos galimybės vykdyti atsiskaitimus ne JAV doleriais, bet stiprinti vietinės valiutas. Trumpas jau anksčiau prigrasino, kad įves 25% tarifus ir prekiams atkeliausiančioms iš Meksikos ir Kanados, taip neva kerštaudamas, kad šios šalis nesprendžia nelegalios migrantų ir narkotikų atkeliavimo JAV problemų. Po tokios žinios nukentėjo automobilių gamintojai, tokie kaip General Motors ir Stellantis, kurių akcijos krito. Beveik kiekvienas didysis automobilių pramonės žaidėjas veikiantis JAV turi gamyklas ir Meksikoje. Todėl Trumpo tarifai turėtų didžiulį poveikį automobilių pramoniai. Mat būtent Meksika yra ta šalis, kuri tinkama dėl pigesnių gamybos kaštų. Nors dėl Trumpo pareiškimų Stellantis nukentėjo, tačiau nueinančio prezidento Joe Bideno sprendimai automobilių gamintojai į naudą. Bendrovė kartu su Samsung planuoja statyti akumuliatorių gamyklą Indianoje ir sulaukė 7,5 milijardų dolerių finansavimo pasiūlymo iš Bideno administracijos. Tokia paskola būtų suteikta finansuoti 2 ličio-jonų baterijų gamyklas Kokomo mieste. Baterijos būtų teikiamos Stellantis gaminamiems elektromobiliams. Šiaip jau elektromobilių gamintojams laikai ne patys geriausi ir
jei netikit, pažiūrėkit mūsų praėjusią laidą. Bet tokiu žingsniu JAV tikisi padidinti elektromobilių baterijų gamybos pajėgumus Šiaurės Amerikoje ir taip sumažinti JAV priklausomybę nuo Kinijos. Tiesa, džiaugtis bendrovėms gal dar kiek ankstoka, nes jeigu finansavimas nebus patvirtintas iki Trumpo inauguracijos, milijardų teikimas gali būti ir atšauktas. Beveik 160 metų darbo patirties, bet nuo nesklandumų tai neapsaugo. Taip galima pasakyti apie didžiausią privačią JAV kompaniją, kurią valdo šeimos verslas – Cargill. Neapsigaukit, šeimos verslas nereiškia, kad kompanija nėra milžiniška. Ji yra. Cargill yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio prekių prekybininkė ir ji bus priversta atleisti tūkstančius darbuotojų. Jeigu tiksliau, darbo neteks apie 8,000 žmonių, o tai yra 5% visų bendrovės darbuotojų. Ir didelė dauguma atleidimų bus įvykdyti dar šiemet, nes Cargill pajamos per pastaruosius metus sumažėjo dėl žemų žemės ūkio pasėlių kainų. Žemiausią lygį per pastaruosius 4 metus pasiekė kviečių, kukurūzų ir sojų pupelių kainos. Todėl tokios prekybos įmonės kaip Cargill susiduria su spaudimu. Pavyzdžiui, per metus bendrovės pajamos sumažėjo 17 milijardų dolerių. Atleidimais bus siekiama supaprastinti organizacijos struktūrą ir sumažinti darbo dubliavimą. Tiesa, bendrovė pabrėžia, kad restruktūrizacija nepaveiks jos galimybių toliau aptarnauti klientus. Matant, kaip per JAV Vilniuje atleidimų bangos, turbūt kyla klausimas, ar jos ateis ir iki Lietuvos. Ir tikrai tokie dalykai gali kelti nerimą ir baimę, čia natūralu. Todėl reikia daryti viską, kas jūsų galioje, kad to nerimo būtų kuo mažiau. Pirmiausia, reikia pradėti nuo gebėjimo tvarkyti su savo finansais. Tai padaryti ne visada lengva, bet čia labai kviečiu pasinaudoti pagalbą. Ateiti į konsultaciją, kur pakalbėtume apie finansų valdymą, iššūkius ir problemas bei kaip jas spręsti. Video aprašyme rasi testą, jis padės nustatyti tavo finansinio raštingumo lygį, atlik jį, o tada registruokis į konsultaciją. Po teltonikos dūrio valdžiai ir institucijoms dėl neveiklumo ir biurokratinių pinklių dar viena skandalinga istorija. Vienas turtingiausių Lietuvos žmonių, Norfos įkūrėjas Dainius Dundulis, pranešė stabdantis sostinėje įkurto Sostinės medicinos centro veiklą. Dėl užsitęsusių biurokratinių procesų privati gydymo įstaiga duris atvėrė tik prieš porą mėnesių. Tačiau dabar Dundulis sako, kad ji priversta užsidaryti, nes prezidentas Gitanas Nausėda vetavo įstatymo pataisas, kurios būtų leidusios privačioms klinikoms išduoti siuntimus nemokamoms valstybės finansuojamoms sveikatos paslaugoms. Investicijos į šį centrą siekia apie 40 milijonų eurų, tačiau esą po tokio prezidento sprendimo centras negalės ne tik išrašyti siuntimų, bet ir kompensuojamų vaistų, todėl nebus pajėgus ir pilnavertiškai veikti. Pasak Dundulio, šis projektas buvo labdaringas ir siekia ne pelno, o pagerinti medicinos paslaugų prieinamumą. Belgija prieš 2 metus dekriminalizavo sekso darbuotojų veiklą. Buvo panaikinti įstatymai, draudžiantis trečiosioms šalims, pavyzdžiui, butų savininkams ar buhalteriams teikti paslaugas sekso paslaugų teikėjams. Nuo šiol sekso darbuotojai Belgijoje turės teisę oficialias darbo sutartis, o tai reiškia, kad tokie darbuotojai galės gauti nedarbingumo išmokas ar pasinaudoti motinystės atostogom, turėti sveikatos draudimą. Taip pat bus galima atsisakyti teikti tam tikras paslaugas ar bet kada nutraukti veiklą. O sekso darbuotojų darbdaviai turės gauti licenzijas, kuri bus išduodama tik tuo atveju, jei darbdavys nėra teistas už prievartavimą ar prekybą žmonėmis. Toks įstatymas tikrai išskirtinis visame pasaulyje. Tiesa, nors sekso darbuotojai ir gaus socialinės garantijas, tačiau visų darbuotojų kategorijų neapims. Pavyzdžiui, nepriklausomi sekso darbuotojai, sekso paslaugas siūlantys internetu, naujuoju įstatymu pasinaudoti negalės. Šiandien tiek. Jei patinka, ką mes darom, nepamirškit paspausti like ir subscribe ir pasimatom jau kitose laidose. Iki!